Sveiki. Ar būna taip, kad atrodo, lyg viskas tiesiog slystų iš rankom? Ir, niekaip nepavyksta suprasti, kodėl. Šiandien ir pabandykime atsakyti į tą klausimą, kuris, manau, kyla daugelį. Tai kasgi kaltas, kai gyvenime tiesiog nesiseka? Aišku, galima ieškoti priežasčių savyje. Mintise, veiksmuose, visur. Bet o kas, jeigu atsakymas yra visai ne mumyse? Kas, jeigu jis tiesioginio to žodžio prasme slypi po mūsų kojomis, būtent tuose vietose, kur mes praleidžiame daugiausia laiko – namuose, darbe? Taigi, pirma dalis. Kas kaltas? Gerai, pradėkime nuo to, kas labiausiai vargina. Nuo energijos stokos, prasto miego, visi tie dalykai, kurie atrodo nesusiję. Bet gal vis dėlto jie turi vieną ir tą pačią, sakykime, bendrą šaknį? Žinote, dažniausiai esame linkę kaltinti save, ar ne? Prastas miegas, sunku susikaupti, amžinas nuovargis, atrodo, kad čia kažkas su mumis negerai. Bet pamastykime, o kas jei visa tai tik pasekmė? Tiesiog simptomai. Galbūt yra kažkoks išorinis faktorius, kuris tiesiog, vagia iš mūsų jėgas. Gerai, keliaujam toliau. Metas pakalbėti apie tą nematomą aplinkos įtaką. Kas tai per dalykas? Pasigilinkime į tas paslėptas jėgas, kurios pasirodo gali turėti milžinišką poveikį viskam. Mūsų sveikatai, nuotaikai, ir galiausiai sėkmei. Štai čia ir prieiname prie esmės. Tai vadinamosios geopatogeninės zonos. Pamėginkime įsivaizduoti. Tarsi visa Žemė būtų išraižgyta nematomų energetinių tinklų. Kaip kokios požeminės srovės. Ir štai, tam tikros tų srovių sankirtos ar kitokios anomalijos, kurias atsidūrė mūsų namuose, gali mus paveikti. Ir tas poveikis gali būti arba labai geras, arba deja labai blogas. Ir skirtumas, jis tiesiog milžiniškas. Pabuvus teigiamoje zonoje jautiesi lyg pasikrovęs baterijas. Tiek fiziškai, tiek emociškai. O neigiama zona, ji veikia visiškai priešingai. Ji tiesiog siurbia energiją, nuolat ir be jokio pasigailėjimo. Gerai, bet kaip tai veikia mus fiziškai? Kur tas mechanizmas? Esminis momentas čia – stuburas. Taip, būtent. Pasirodo, šios zonos tiesiogiai smogia į patį mūsų kūno energetinį centrą, kuris ir yra mūsų stuburas. Pabandykime įsivaizduoti stuburo kanalą kaip pagrindinio akumuliatorių. Viso mūsų organizmo akumuliatorių. Ir būtent nuo jo įkrovos lygio priklauso praktiškai viskas. Absoliučiai viskas. Nuotaika, sveikata, optimizmas, netgi sėkmė. Ir čia mes matome tą, užburtą ratą, grandininę reakciją. Viskas prasideda labai paprastai. Tiesiog per ilgai būnama netinkamoje vietoje. Toje neigiamoje zonoje. Ir tada organizmas pamažu praranda energiją. Silpsta stuburo kanalas. O tada jau prasideda ligos, nesėkmės. Viskas tiesiog rieda žemyn. Bet svarbiausia yra tai, kad veikia ir atvirkštinis procesas. Ir tai yra puikiai žinia. Jei sąmoningai pasirenkame leisti laiką teigiamoje zonoje, visas šis procesas apsiverčia aukštyn kojomis. Mes pradedame stiprėti, sveikti, prisipildome energijos ir optimizmo. Gerai, gana teorijos. Pažiūrėkime į konkrečius skaičius. Koksgi tas realus išmatuojamas poveikis mūsų kasdieniam gyvenimui? Kaip tai atrodo praktiškai? Oho, štai čia tai skaičiai. Pažiūrėkite į tą skalę. Negatyva zona – -100. Tai didžiulis energijos praradimas. O teigiama zona – +100. Atstatantis, stiprinantis poveikis. Netgi įprastas miesto fonas duoda šiokį tokį pliusą. Bet palyginus su tom zonomis, skirtumas yra tiesiog gigantiškas. Ir žinote, kas dar įdomu? Pasirodo, ši energija veikia ne tik žmones. Ji veikia ir daiktus, butus, namus, net automobilius. Galbūt tai ir yra atsakymas į klausimą, kodėl vienus namus parduoti taip lengva, o kitų niekas nenori net už dyką. Arba kodėl vienas automobilis nuolat genda, o kitas važiuoja be problemų. Na gerai, vaizdas aiškėja. Bet tada kyla pats svarbiausias klausimas. Tai ką daryti? Kaip sužinoti, kokiose zonose mes gyvename ir dirbame? Ir kaip visą šitą informaciją panaudoti savo naudai? Ir čia mes prieiname prie vienos labai svarbios minties, kur akcentuoja šios srities žinovas Virginijus. Jis sako, manau, kad kiekvienas žmogus turėtų būti sveikas ir turtingas. Ir tai nėra tiesiog gražus palinkėjimas, tai filosofija, kad gerovė tai nėra sėkmės reikalas. Tai yra pasiekiama, jei tik žinome, kaip veikia pasaulis aplink mus. Ir tikrai yra žmonių, kurie gali padėti tai išsiaiškinti. Būtent apie vieną tokį specialistą ir noriu papasakoti.
Tai karmos meistras ir reiki mokytojos Virginijus. Jis jau, daugiau nei 2 dešimtmečius gilinasi į šiuos klausimus ir padeda žmonėms suprasti, kur dingsta jo energija. Taip, kalbame apie Virginijų Mockų, jo patirtis net 25 metai. Tai žinote, jau tikrai laiko patikrintas reikalas. Būtent tokie žmonės ir gali padėti rasti atsakymus ir svarbiausia pasiūlyti sprendimus, kai atrodo, kad jėgos tiesiog išteka nežinia kur. O jeigu kilo noras patiems patirti šį metodą, labai svarbu pasirinkti patyrusį vedlį. Galime apsilankyti energetinėje ar karminiai diagnostikai, išbandyti reiki seansą, sudalyvauti meditacijoje ar net reiki ir meditacijos mokymuose. Šias konsultacijas teikia karmos meistras ir reiki mokytojas Virginijus Mockus, kurio, kaip jau minėjome, 25 metų patirtis yra geriausias kokybės ženklas. Ir pabaigai, tiems, kurie nori sužinoti daugiau, pasisemti gerų idėjų ir patarimų, verta apsilankyti svetainėse reikimokymai.lt ir motivatorius.lt. Tikimės, kad tai taps puikia pradžia kelionėje į ramesnę ir harmoningesnę kasdienybę.